Labą dieną, mėly žiūrovai. Šiandien kalbėsiu apie rugpjūčio mėnesio astrologiją. Jaučiu didelį palengvėjimą palikus Liepos mėnesį už nugaros, bet danguje vis dar vyrauja neramumai. Rugpjūčio mėnesis bus kupinas nemalonių astrologinių aspektų, taigi apžvelgsiu svarbiausius pokyčius danguje bei įtaką pasauliniu mastu tiek ir asmeniniuose gyvenimuose. Turiu šiek tiek viltingų žinių, tai situacija po truputį pradės gerėti. Rugsėjo mėnesį dar laukia užtemimai, o tikroji šviesa tunelio gale, mano manimu, jau laukia spalį. Tad pažvelkime, kasgi mūsų laukia rugpjūtį. Taigi, Saturnas ir Neptūnas. Tai rugpjūtis vis dar pasižymi sudėtingais aspektais. Vienas svarbiausių tai Neptūno-Saturno jungtis, apie ją jau tikrai esu šnekėjusi. Ir ši jų jungtis vyks su pertraukomis net iki 2026 metų kovo mėnesio maždaug. Tai šiuo metu šis aspektas vis dar yra labai intensyvus, nes nuo planetos jos yra beveik idealiai susijungusios vos per 1 laipsnį. Tai, Saturnas ką simbolizuoja, Tai ribos, laikas, struktūra, atsakomybė, karma. Taip pat tai, kas sustabdo, sulaiko, uždeda tas ribas kažkokias. Saturnas reikalauja sunkaus darbo iš tiesų, drausmės, ilgalaikio požiūrio. Ir pavyzdžiui, kai Saturnas yra stiprus žmogaus horoskope, tai rodo, kad žmogus tikriausiai yra brandus, atsakingas, ištvermingas. Jeigu Saturnas silpnas, tai žmogus gali dažniau jaustis toks suvaržytas, ar prislėgtas, ar įstrigęs. Tai apie Saturną tiek, o Neptūnasgi mūsų, tai jis simbolizuoja iliuzijas, pasąmonę, dvasingumą, taip pat meną, idealizmą, bet prie to pačio ir apgaulę, pasimetimą, svaigalus, priklausomybės ir panašiai. Tai ir gaunasi tokios dvi visiškai skirtingos energijos. Tai ir gaunas, kad Neptūnas lygtai tirpdytų Saturno struktūras kažkokias. Tai Neptūnas dar jisai siejasi ir su kolektyvinė sąmonė, su sapnais, jūra, migla, šydu, tarp matomo, nematomo. Tai kartu jie, toks gaunasi labai miglotas, painus, dvasiškai iššaukiantis laikotarpis. Iš tiesų laikas, kai yra sunku matyti realybę. Tai rugpjūčio 7-10 dienomis tai bus labai intensyvus metas, tai galit net pasižymėti tas dienas. Ypač rugpjūčio 8, kai įvyks kritinis aspektas, tai Marsas bus opozicijoje Saturnui su Neptūnu, tai bus toks labai iš tiesų svarbus laikas, nes įvyks reikšminga opozicija tiek pasaulyje, tiek ir asmeniniuose mūsų gyvenimuose. Tai o Marsas tai kas yra veiksmas, valia, agresija, vyriška energija, kova, drąsa, seksas, ginkluota jėga, apsauga, noras veikti, energija apskritai šnekant, Tai kai Marsas kažką paliečia, ten atsiranda judesys, iniciatyva, ten atsiranda energijos, gyvybės tose būstuose, ar tose planetose. Tačiau vėlgi, ne visada pozityviai, Marsas gali nešti ir chaosą, sprogimus, avarijas, kažkokias traumas, pyktį, nesantaiką. O Saturnas, kaip jau aptarėm, yra ribojantis, toksai stabdantis, šaldantis gal net, Tai ir gaunas, kad jisai stabdo tą Marsą. Ir gaunasi, kad tikrai įtampos pilnas aspektas čia mūsų laukia, tarkim, važiuotum pilnu greičiu su mašina ir tiesiog trankytumės į sieną, Tai tas 3 dienas, gal net ilgiau, galim to ir tikėtis. Arba, pavyzdžiui, nori kovoti, bet negali, arba, kaip kokia, sprogstanti vulkano energija tokia viduje, kunkuliuojanti ir kurią Saturnas tik dar labiau spaudžia, riboja, uždeda tas ribas. Tai ši pozicija gali pasireikšti kolektyviniu lygmeniu, tai kariniai veiksmai, ekonominiai ribojimai, energijos išteklių krizės, taip pat asmeniniu lygmeniu, tai jau susidūrimas su autoritetais, kažkoks pasipriešinimas, vidinių konfliktų tarp noro veikti ir išorinių ribų.
Na ir šiaip kokios būtent tos kokiose gyvenimo sritise jums tai įvyksta, priklauso iš tiesų nuo jūsų asmeninio ženklo kylančio, tai lagnos. Na tai aš tas atskiras tokias analizės pateiksiu savo Facebook puslapyje artimiausiomis dienomis, tai sekite mane, like, share, subscribe. Tai toliau turim ką? Toliau turime pilnatį 9 dieną, rugpjūčio 9. Tai tai ir tuo pačiu metu realiai pilnatis ir taip pat matom ir visų kitų planetų tokį ypatingą išsidėstymą, ne? Tai kaip jau ir minėtas yra Marso Saturno su Neptūnu ta opozicija, tai iš tiesų gali reikšti, kad įvyks kažkas reikšmingo susijusio su nafta ar su dujomis, tai nes Saturnas tai jisai siejama su nafta, ištekliais, žeme, ilgamžiškumu. Neptūnas, tai kas čia būtų dujos, kyšiai, kaip jau ir sakiau, jūra, taip pat ir nafta, tik kur kas paslėpta, ne, tai nafta berods ir yra ten, kad kasti ją reikia ieškoti žemėje. Tai o Marsas, kai jisai susiduria su Neptūnu, tai vėlgi dažnai kyla degalų kainos, įvyksta nelaimės, cheminiai kažkokie incidentai, ne, tai degtukas ant naftos, ne, tai tai gauna šis aspektas gali reikšti neprognozuojamus sprogimus, katastrofas, ypač ten, kur yra naftos gavyba ar transportavimas. Emociškai tai taip pat gaunas labai toks neramus laikotarpis su Marsu degtuku ant naftos, ne, kaip minėjau. Prie viso šito dar turime ir didįjį Žemės trikampį, ne, nes Žemės ženkluose yra po planetą. Tai jo, per pilnatį gausis, kad matysime šį Žemės trikampį, tai pagal Vedų astrologiją Marsas bus Mergelėje ir sudarys trikampį su Plutonu Ožiaragyje bei Uranu Jautyje. Tai jau Marsas tai tikrai daug dėmesio gali sulaukti rugpjūčio mėnesį. Tai Marsas Mergelė. Tai Mergelė tai yra ženklas, kuris susijęs su analize, su sveikata, su tarnyste, rutina, higiena, sveikata, ne. Ir ką, Marsas iš tiesų reikalauja tokių praktinių veiksmų kažkokio, ne, sveikatos priežiūros, kokio tais kruopštumo, galbūt, ne. Tai Plutonas, ne, Plutonas tai kas yra transformacija, pasąmonė, atgimimas, mirtis ir atsinaujinimas. Na ir būdamas Ožiaragyje, jisai jau simbolizuoja tokius gilius pokyčius struktūrose, ne, politiniuose, ar verslo struktūrose, ar valstybinėse struktūrose. Tai Uranas, ne, tai šokas, netikėtumas, revoliucijos, technologijos, tai Jautyje jis būdamas kalba apie finansų, apie žemės ūkio, maisto tiekimo sistemų perversmą kažkokį, tai toks Žemės tas trikampis, galingas transformacijos katalizatorius, ne, tai pokyčiai gali būti netikėti, tačiau nebūtinai tai turi būti destruktyvu, ne, jie galbūt kaip tik net naudingi, net žiūrint būtent į ilgalaikę perspektyvą. Marsas Mergelei, tai taip, sveikata, kontrolė, vidinė įtampa taip pat, ne? Marsas būdamas Mergelės ženkle veikia kitaip nei įprasta Marsą, ne? Nes Mergelė analizės, logikos, tarnystės, kaip jau minėjau, sveikatos ženklas, tai ir siejamas jisai su 6 būstu, kuris apima ligas, rutiną, darbo įpročius, įsipareigojimus, konfliktus taip pat. Tai Marsui čia nėra labai patogu, nežinau, lyg būtų kareivis, ne, priverstas dirbti apskaitininku ar seselę kokią, ne, tai gali pasireikšti perdėtų norų viską kontroliuoti, sutvarkyti, sureguliuoti, kokią tais hipochondrija, nerimas dėl kūno, dėl sveikatos, ne, kritika, tiek ir savo, tiek kitiems, tokia net, hiperkritika, perdėta tokia kritika, ne. Kokie tais pykčio protrukiai dėl smulkmenų, kai viduje užspausta per daug tos įtampos, ne, ir tiesiog jau pykčio priepuoliai gali prasidėti. Praktiškai rugpjūčio mėnesį tai bus labai svarbu rūpintis, aišku, ir savo imuninę sistemą, gali suaktyvėti kvėpavimo takų ligos, žarnyno problemos. Šiaip ypač toks kritinis metas bus sveikatai rugpjūčio 8-9, kai pilnatis jau užkabins tas
jautrias ašis, ne, tai toliau. Jupiterį turime, ne, Jupiteris bus Ardros nakčiatroje ir po to pereis į Punarvasų nakčiatrą, tai Ardra ne kažką, Punarvasų jau jam tikrai kur kas patogesnė vieta būti, tai iki rugpjūčio 13 berods jisai ir keliaus per Ardros nakčiatrą. Ardra tai audrų, griovimo, atsinaujinimo nakčiatra valdoma Rudros. Rudra tai yra Šyvos aspektas, kuris greuna, kad sukurtų kažką naują, ne, tai Jupiteris čia reiškia tokią emocinę perkrovą, ne, didelį nerimą, nes Jupiteris viską, išpučia, išplečia, ne, tai va, ar audras išplės čia mums, ar tą patį nerimą, kolektyvinę baimę, ypač dėl sveikatos, klimato, dėl tų ligų kažkokių, ne, galimas, aišku, ir kokios naujos virusų atmainos, ar informacinis chaosas, be abejo, psichologinis nuovargis, ne. Tačiau jau nuo rugpjūčio 13 Jupiteris pereina į Punarvasų nakčiatrą, tai labai smagu ir jisai jau čia jausis kur kas stipresnis. O Punarvasų tai yra atgimimo, šviesos sugrįžimo, ne, tai Ardra yra ta audra, ne, ir tada jau grįžta šviesa, tai ta Punarvasų tai reiškia šviesos sugrįžimą, ne, motiniškos globos nakčiatra valdoma jinai yra Aditi. Tai yra dieviškoji motina, tai tikrai bus palankus toks metas, tarkim, dvasiniam atsistatymui, įgijimui, emociniai pusiausvyrai, nežinau, tikinčiųjų žmonių sustiprėjimui, kažkokiam ryšio su tikėjimu, atsinaujinimui, švietimo, žemės ūkio, maisto tiekimo temų iškilimas. Ir Jupiteris čia bus kartu su Venera. Tai dvynių ženklė šitos abidvi nakčiatros, tai gali simbolizuoti tokį greitą augimą, ne, ir taip pat palaiminimą. Venera, ne, kaip deivė, ne, tai jinai yra atsakinga už išorinio pasaulio malonumus, prabangą, pinigus bei romantinius santykius. Ir jinai yra viso šito guru, ne, dievybė. O Jupiteris yra dvasinis guru, ne, tai ir gaunas, kad susitinka kartu šitie du guru. Tai tiek tas žemiškasis guru, tiek ir dvasinis guru vienoje vietoje, tai gražu matyti, tikrai toks palaimintas laikotarpis ir aišku irgi, sekite, kokiam būste pas jūs jie abudu susitinka, ne, kur pas jūs yra dvynių ženklas. Tai galimai bus laikas, kai patirsime tiek išorinio pasaulio vertybių augimą, tiek jau ir vidinio, ne, tų dvasinio pasaulio plėtimąsi, plėtrą kokią tais. Taip, vėliau turime bus jaunatis, rugpjūčio 23. Ir tai bus Regulus žvaigždė ir Ketu, tai rugpjūčio 23 vyksta jaunatis Liūto ženklė, ties 6 laipsniu, tai bus labai arti Regulus žvaigždės. Tai yra viena iš 4 karališkųjų fiksuotųjų žvaigždžių. Ne? Tai jis siejama su lyderystė, ne? Nes tas pats Liūtas čia pas mus yra, tai lyderystė, valdžia, didybė, ne? Bet ir kritimų iš aukštumų, ne? Būtent jeigu ta puikybė paima viršų. Tai šalia jaunaties matome ir Ketų, kuris yra atsiribojimo, dvasinio atsivertimo, išsivalymo toks taškas, ne? Ketų atjungia nuo tų pasaulietinių veneriškųjų prabangos dalykų visokio, ne? Tai, jis atimtų šlovę, ypač, jeigu žmogus per daug susireikšmina, ne? Nes, Ketų yra be galvos, tai tikrai be karūnos, ne? Tai, ir gaunasi toksai karūnos numetimas. Bet, jeigu, būtent yra susireikšminimas kažkoks, ne? Dvasiniu keliu einantis lyderis, tai jam čia nieko tokio baisaus negresia. Tai, o šiaip paėmus, tai tikrai gali reikšti kažkokiu tais, karūnų, lyderių griūtį, autoritetų smukimą, naujų veidų pasirodymą politikoje ir visuomenėje, tai jau čia pastebim pas mus lietuvius jau reiškiasi šiti dangaus kūnai artėjantis vien šalia kito.
Tai va, nu, energetiškai tai iš tiesų labai tokia mistinė, vidinė jaunatis, ne, kviečianti atsisakyti ego, išsivalyti tą savo emocinį foną, paleisti, kas atgyveno, ypač kas va yra susijęs su valdžia, autoritetu, puikybė ar tiesiog įvaizdžiu savo, ne. Tai va, Ketų liūto ženklė jau jisai čia jau ne pirmą mėnesį ir bus iki 2026 metų lapkričio. Esu aš parašęs tikrai postą, bent vieną apie Ketų, apie Rachų liūto ir vandenio ženkluose. Tai paieškokit Facebook'e, pasiskaitykite, jeigu įdomu. Tai va, nu, o Ketų tai ką? Viena reikšmingiausių energijų kol kas vis dar yra visame astrologinėme fone. Liūtas tai yra Saulės ženklas, ne Trumpo kylantis ženklas, tai susijęs su ego, su kūryba, su vaikais, su valdžia, su šlove. Saulė tai yra mūsų sąmonė, tapatybė, tai yra širdies centras, ne, tai Ketų būdamas čia, jisai ką, nu, skatina vidinę revoliuciją, atsisakyti to, kuo atrodai, ne, ir pereiti prie to, kuo iš tiesų esi viduje. Tai va, žmonėms, kurie laikosi įsikibę ten kažkokių tai senų savo vaidmenų ar dirbtinai susikurtų tapatybių, gali prasidėti realiai krizės jau kažkokios, ne? Ar ten santykiuose, ar šeimoje, ar darbė, bile kur. Tai va, toliau, nu ką, Racho Ketų, tai Rachu yra vandenyje, ne, tai Purva Bhadrapada Nakčiatroje, tai susijusi su paradoksais, ne, su anomalijomis, mistika, nu, nestandartiniu mąstymu, ne, liūtas jau kaip ir minėjau yra liūtas ženklė, Purva Falguni Nakčiatroje, tai meilės, grožio, poilsio, kūrybos, jausmingumo erdvė, ne, tai šios abi nakčiatros ir žaidžia, nu, su tais praeities įpročiais, malonumų ciklais, noriu pabėgti nuo atsakomybės, taip pat su netikėtu dvasingumo pabudimo, ne, kai žmogus suvokia, kad nu, tie paviršutiniai malonumai jau jo galiausiai nebetenkina. Pagal Navamšą žemėlapį, tai Rachu dabar eina per Jautį, o Ketų per Skorpioną. Tai reiškia, nu, Rachu tai troškimas nuo stabilumo, tokio, nežinau, komforto, ne, o Ketų tai tokį gilų dvasinį valymą, galbūt net per simbolinę mirtį, ne, ar kad atgimtų kažkas iš tiesų autentiško tokio. Taip, tai vėliau turėsim ką, Venera Vėžyje ir jau Venera Vėžy tai jau čia emocinė priklausomybė šiek tiek simbolizuoja, tai na, šiaip tai aišku švelni, motiniška, jautri, emocinė būsena, tačiau taip pat ir tas emocinis išlaidavimas kažkoks, ne, noras kurti saugų, jaukų pasaulį, net jeigu tai kainuoja, na, jau per daug, ne. Vėžys siejamas su namais, su šeima, su emociniu saugumu, tai laikas, kai norisi puošti namus, lepinti mylimus žmonės, pirkti gėles, daiktus, dovanėlės, nu, bet taip pat ir užgauti kitą gali būti iš tiesų labai lengva, ne, nes va tas didžiulis jautrumas pas mus čia išsireiškia, tai va, nuo finansinių pobūdžių, tai, nu, padidėja bus emociniai pirkiniai, rugpjūčio gale, tai turėkite omeny, galite persistengti, tai pasistengti to išvengti. Venera taip pat formuoja aspektą ir su Saturnu, tai, nu, reiškia, kad iš kitos pusės bus tas skatinimas taupyti, nesusitelkti į kokybę, ne kiekybę. Nu, taip pat galimi ir kažkokie tais kūrybiniai suvaržymai. Tačiau menas, kuris bus toks, nu, gilus, tikras, dvasinis, galbūt net tikrai sužibės, ne? Tai svarbu, kad iš vidaus tas menas eitų, ne, o ne dėl kokios tai ten sunaudos ar pripažinimo. Taip, toliau Saturnas retrogradinis žuvyse, jau čia kurį laiką irgi esu parašius postus apie šį reiškinį kiekvienam ženklui atskirai, pasiskaitykit Facebook'e. Tai ir ką, jis yra žuvyse, eina per Uttarą Bhadrapada Nakčiatrą. Nu, tai yra dvasinė, gili, tokia, nu, net sapniška, sakyčiau, Nakčiatra. Tai susijusi su aukštesnėmis tiesomis, transcendencija, išmintimi būtent po skausmo, kažkokio praradimo.
Retrogradinis Saturnas, tai ką jisai verčia pažiūrėti į savo tikėjimą, į savo pasaulėžiūrą, peržvelgti savo dvasingumą. Gali, aišku, stabdyti, riboti platus, kaip ir įprasta Saturnui, bet tuo pačiu gražinti ir tas svarbės kažkokias pamokas. Jeigu dar neišmokai, tai kartojam dar kartą, kad jau vėliau Saturnas galėtų iš čia išeiti ir judėti jau pirmyn. Ne? Tai va, ir bus toks vidinis darbas, pasąmonės valymas ir panašiai. Tai va, apibendrinant, rugpjūtis tai bus toksai vidinio valymo, ribų peržiūrėjimo, emocinio išsigryninimo mėnesis, ypač svarbu, nepasiduoti tom neptūniškom iliuzijom, susitaikyti su ribomis Saturno, išlaukti tą įtampą kažkaip Marso, su Marsu šiaip paprasta yra dirbti. Galit pasirinkti, ar konfliktuoti, ar eit pasportuoti, ne? Ar aš ten pykstu su savo partneriu, ar mes tenais užsiemam lytiniu gyvenimu, ne? Veikla, išleidžiama energija, ne? Tai va, sportuokit, nežinau, nusipirkit bokso kriaušę, pasiboksuokit, ne? Kad kažkaip tą Marsą išreikšt kitaip, kad tos, įtampos jisai mažiau keltų. Padirbėkit kažką, akmenis panešiokit, ne, ten, nežinau, daržo gal nėra ko jau čia kas, ne, bet, vat kažką tokio vyriško. Taip. Toliau, kas dar čia galėtų būti pas mus rugsėjai, kaip apibendrinimui Keto, ne, tai atsiriboti nuo tų senų ego formų. Žinoma, ne, vat Jupiteris Punarvasana, čia turi atverti savo širdį tam tikram dvasiniam ryšiui, ne toms kaukiams, ne, kurias jau Ketu jau lieps jums numesti, ne, vat būtent atverti dvasinę savo širdį. Spalį jau, kaip ir sakiau, ne, bus biški ryškesnė šviesa tunelio gale, kol kas tai metas, tokia kaip kosminė chirurgija gydo be nuskausminamųjų kol kas, bet ilgainiui tai jau vesit ant tokį, dvasinį palengvėjimą, sakyčiau taip. Tai vat, iš manęs tiek rugpjūčiui, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėt ir tiek, gražaus vakaro ir iki.